Sveiki lietuviai. Konda 6 nėra. Ryto. Pėdienos iki Torgaus. Naujai Klaipėdas. Tai navažiavom toks keistas autobus, katro numeris 43. Nežinojau, kad da tokių didelių skaičių Klaipėdo būna. Tai va, turiu nulikti vein veitelį. Aš bišk prisičiulbėjęs esu, tai dėl to turėjau kelti įsivaryti, tai paskiau bišk papasakos. Tai va, lektur spėti ton autobus, nes jei nespės, viskas šiandien žygiaus nėra. Miesto kvėpavimą girdžiu, skambanti muzika. O jaučikas spėjau. Kem trets. O, gera. Ko norėk pailsėti. Aš juos stebiu, leidžia galvoti taip keistai. Minti mylėt, nieko nelauk. O iki tol liksiu stovėt, lėlę vaidyt. O iki tol tu pabandyk atpažinti. O iki tol liksiu stovėt. Nu, man reik traukt mėgsų žiūrėti, kur čia dabar mane eit. Na, vien žodžiu. Nu, da Googlas nėra vėdis tokias kelias nikumet. Tas, o. O, šitą rodą. Kada nam kažkur, o, peivom. Nu, da tokių čiūd nėra buvien. Pro Erkyną ved. Bledė, očkuo išlapis bus. Pabėgt ketinu, bet vis dar tyliu. Diena po dienos mintyse skrendu. Nu, čia gerą nušeinautą. Viską matai. Stikliniam lange mano delnai. O, kažkokį įdomi veit praėjo. Čia kažkas nenori šeit per tus kemsynus. Nu ko, dar kartėlis, sveiki lietuviai. Vein žodžiu, prisišūdinau ir prisičiulbėjau veinų metu. Tai prisišūdinau kovo, tai man draugėlis, Mindaugs toksai, mums į pastorius liuteronų evangelikų. Paprašė, kad padėčiau už vein žygį praeiti. Tai nu karklis, sugriautuos bažnyčias iki Jonų kalnelį. Paskiau kitą grupį turėjo eiti nuo kairių iki Jonų kalnelį, o kitą grupį turėjo vaikščioti po Klaipėdą. Nu, tai vien žodžiu, man išlinda koncertas. Tai gavos, kad prisišūdinau, negalėjau nueiti. Bet to ko prisičiulbėjau, tai aš anam, ką paskombinau pasakyti, sakau, praeisiu, sakau, aš viens pats. Nu, prisičiulbėjau. Tai va, kažkur to veito turėjai būti bažnyčia ir Ana buvo aukštėjo pasakys. Aš iš vakar kelis valandus namų darbus dariaus. Žiūrėdams, aišku, aš čia daug jums nepasakos, nes nėra tikslo per daug. Tai va, čia buvo kairių liuteronų bažnyčia. Ana buvo pastatyta 1909 metas. Ir ką praktiškai vėsas, aš dabar eisiu 11 stotėlių turėjus, 11 veitų Korbova kažkad bažnyčias. Tai beveik anos vėsas per kar 44 metas, 1944. Tai pirm stotėlį čia kairė. Ir dabar, aišku, iš kitų kairių ką variau, tai keikas čia jau nuvarsės
Nu jau beveik 5 kilometrus iki pradėjo, nes reikės autobusą atvažiuoti, čia kažkokių suodų, tad tom peivom praeiti. Nu tai kon, dabar tur varyti dabar į Klaipėdą, nes praktiško viskas į Klaipėdą. Tai dabar ein į Klaipėdą, ten 9 stotėlis ir tada veina į Karklį. Tai čia man gausias tarp 30-40 km. Norėjau čia dronų pakelti, bet čia karinį teritorijai tai negal to daryti. Aišku, labai gaila. Nu, bet ko, prisičilbėjau, tai galu dabar varyti. Sėsk ant akmenėlio, pilk ir ūra smėlio, o kai saulė patekės, visas smėlis išbyrės. Sėdu plytų, įkeit punčiaks, nes kol nu tų suodnų atėjau iki kairių peivom reikėjo eiti, o aš tą vis bata šlapi. Gera, ką punčiakų prisideda, bent 3 papildoms, nes kitap neda eičiau. Žiaurė savo skelė. Pažiūrėk dabar, fūra pravažiuos, nu, savivarckas šitą. Opa, dulkių ant objektyvą. Da iki antros stotėlis 10 km. Ikke tol existe la vérité. Oh, ikke tol tu babandi kat pajete. Oh, ikke tol Nu, atripliuojau šitą jau Malkų įlanką, kur tai bebra kalen. Aš šitą toli. Man džiagiau per tas kopas, bet kiek aš jau šiandien su visas autobusų nuėjimas. Kiek autobusų tu jau pažiūrės. Strava, strava. Dešimt su pos kilometras nueis. Nu čia aš dar daug man eiti. Na, bet vis tiek kažkaip smagiai. Sakūrų parks, kur iš ano dažniausiai pradėt kelionis, o šį kartą jau čia jau pažiūrės ne pusiaukelis niemuniai. Tai aš šiandien nuėjęs 15,5 kilometrų, ne pos nėra tai. Vien žodžiu, liūdnė. Bet esmė gal biškikas ir gera Klaipėdo vaikščiot, nors vis kelia čia mano ir atmojauti, aš čia kiekvieną savaitgalį einu. Po krautais, po 10-15 km nuėjant, bet kas į gera, kad bet kur gali kavėlis sustot nusipirkti. Tai va čia ir toliau prekybcentrė prasideda. Pirksim kavėlis. Nu, vien žodžiu, noriu da biškį įsiplėsti apie ton vėsą, ko čia darė tas Mindaugs. Tai iš tikrųjų čia galbūt labiau atkreip dėmesį, kad labai daug buvo išnaikinta mūsų istorijas. Ir mums lankydams tos visas maldos veitas buvusius. Anu gal tikslas ir, kad visuomenė tikintieji, galbūt valdžia, atkreiptų dėmesį ton ir galėtų vieną kietą ir atstatyti. Nes ir tikra ir nuotrauks, ir daug, ir aišku, tokių katros jau ten labai sena, 1500 metas vos nugriautas buvo, bet vės pagrindinis buvo per antrą pasaulinį karą 1944. Tai čia šitą aš dabar sveito. Kažkur čia, nežinau tiksliai, ar čia, nes kai buvo nugriauta, viskas užstatyta, tai dabar čia jau ir evangelikų reformatų bažnyčia buvo pastatyta 1683, į kaip sakiau, nugriauta per antrą pasaulinį 1944. Tai jums Mindaugs ne tik taunstrintus, kaip jums ir liuteronų kunigs, bet ir reformatų praėjai, ir sinagogas praėjai, vis maldos veids. Kur tik ta žmonės seniau susibordavo maldą. Tai buvo dabar šitą, o dabar eisiu kietą
Čia pat dabar, kaip iššokau į ton senamiestį, čia viskas bus dabar kokius 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iškart bažnyčias. Labai čia viskas veito. Tai dabar reikia surasti vietą, kur yra Švento Jokūbo lietuvininkų liuteronų bažnyčia. Ir ana turėtų būti čia išvest pripat. Tai jau lendam į savo užrašus. Žiūram. Rodo, kad 2 minutės. 2 minutės, o šitą esam senamiestyje. Nu, va, čia šitą kažkur to veito. Čia Vežėjų gatvė ir šitą senamiestyje. Sakiau, Švento Jokūbo lietuvininkų liuteronų bažnyčia. Čia šitą, čia jau bus man 3 numeriaks. Nu, esu dabar 4 veito. Švento Jono bažnyčia. Katra irgi buvo per karą sugriauta. Pastatyti 1706 metais. Čia man taip atrodo to veito ir mintis, kad būtų atstatyta. Jeigu neklystu, čia visas fokusas eina. Nu, o dabar kietas 2. Ir čia irgi pripat prie meridianą. Varau pasižiūrėti, kas ten. Nu, o čia šitą pridanis krontą. Kažkur čia šitą turbūt, nežinau, katro veito tiksliai. Čia turėjo būti bažnyčia, bet ten jau buvo labai sen. Ten statyta 1538, o jau nežinau, kas ten nutieka, bet anos nebėra nuo 1687 metų. Čia buvo senoji lietuvininkų liuteronų bažnyčia. Tai čia kažkur buvo, to veito gal ten tuo namo keimus. Na, aš jau ten esu į tos keimus. Bet buvo, čia šitą kažkur buvo. O ta šita bažnyčia, kas per bažnyčią buvo, mūsų 6 taškas. Tai čia irgi labai sena buvo, statytan buvo 1529, senoji miesto liuteronų bažnyčia. Ir anos jau nebliek 1706 metais. Nu, čia jau veito to pastatio, kad čia neatstatysi. Tai buvo dabar. O dabar varau prie Pilevėts, ten da 2 buvo. Tai dabar šutin link Pilevėts. Liksiu stovėt, lėliavai o iki tol tu pabandyk atpažinti. Čia aikštelė tuo buvo Davėin bažnyčia. Bet ten irgi labai sen, 1528 pastatyta, jau nebliekanos 1529. Vadinos senoji Švenčiausios Marijos katedra, Švento Jono bažnyčia. Nu tai prie piliais bokštas, čia stovėjo labai sena bažnyčia. Nu tai 8 maršrutėlis pasirodo ir pačio Pilevėtėje. Nes buvo čia šitą Piliais koplyčia. Tai jau pažiūrėjau. Jo, Piliais koplyčia. 1252 į pabaigą 1782. Tai vo, jeigu vėsa atstatys, tai gali ton koplyčią prie to pat pridės. Nu ko, naim da porą susirasti Klaipėdos mieste. Kiek žinau, įveina net neįmanom ten prieit, nes bus iš kažkokių jūros krovinių kompanijų teritorijų. Nu, bent per tvorą pamojausiam ein pasižiūrėti kartą. Tu galit uždaryti. Eit aplinkų dabar. Ne, eis. Bet man taip atrodo už kelių minučių prasuks anon atgal. Nu, reik palaukti. Vis tiek jau virš 20 km nueis. Reik tausot kalorijas.
Atėjom į devintą vietą. Čia buvo, matot, kažkokį tai teritorijai. Ar ten bega, ar kas ten, nežinau, bet vat reik pabandyti iškelti, parodyti, nežinau, kas ten pamatuose nesimatė. Bet vat šitie pistriža kažkur čia įstovėjo į bažnyčią. Ta bažnyčia, tai jau pasakys, kokį buvo. Taip. Čia buvo anglikonų bažnyčia. O, tai graži. Pastatyti 1863 ir nugriauti per antrą pasaulinį. Nu kon, eina dabar paskutinį miestį. Paskiau liks karklį. Nu nežinau, kaip čia muni Google'as nuvedė, bet tipo čišta. Kažkur to veito buvo švenčiausias trejybės Romos katalikų bažnyčia. Pastatyta 1784 ir 1944 sugriauta. Įdomi. Nu, kon dabar lieka paskutinį mano statėlį. Pat baisiausia, nes labai toliai ėt. Kiek čia man bus ėt? Peškom 14 kilometrų. Miesto kvėpavimą girdžiu, skambanti muzika. Leidžia judėti taip lėtai, sukasi. Gatvėje slenkantys vaizdai, aš juos stebiu. Leidžia galvoti taip keistai. Aš šitaip vaikštau, bet man biškį kitokį mintis kėlė. Kiek aš šitų kilometrų nuvarau, bet pavyzdžiui, žinot, man pavardė Remeza, ne? Nu, literatūriška Remeza. O į ko man ta pavardė panaši? Greičiausia, na ir paukščiaus Remeza. Ir mes parodys, ką mums atrodo, ir jis tokius kabončius lizdus dar. Tai aš gal tad privarau prie Olandų keporis, įsibėgėjai šūksiu, pabandys paplasnuoti. Tai galės čia jau skraidyti. Taigi, Remeza. O, koks paukštis. Gerbėmieji, bet prisimenat. Šitą žiūrėkit. Šitos batarkis, kur sveriamus pardavinė. Velins dabar vės pasikrovis ir nerek nieko. Bet vo ten batarkį, vo ten reikia eit batarkį. Matot ant ženkliok, Olandų kepori. Tai aš sugalvojau atsisakytos mintys išbandyti savo paukštūnišką Remezovičiaus skraidimą. Nes labakojais pavarga, aš negalės atsispėrti ir priplasnuoti, kad paskiau neprisipločiau ant žemės. Nu tai nuntuokmenų apačiau, paskiau bus kaip su tas ruonės, kad paskombinu į nesurant koronu, tai gulės aš ten pasliks. Hebras kombin sako, nėra mes skortas paukštis, nėra nu. Teiki belėk Hebra, man čia kokį 3,5 gal kilometrą. Vėlėk tak turėm. Minti mylė, nieko nelauk, o iki tol liksiu stovėti, lėlę vaidinti, o iki tol tu pabandykit pažinti. Nu kon, paskutinį stotėlį. Paskutinį stotėlį. Tai čia buvo irgi labai sena tu jau. 11 mūsų stotėlį. Ana buvo pastatyta 1910 metas, nugriaut 1944. Karklės liuteronų bažnyčia. Čia šiau ne kartas buvo, kas jau stebėjot moną. Pasivakščiojimus galėjot matyti.
Čia vat Mindaugas į rinką, man taip atrodo visas ten tvarkė. Čia tus va plytas visas surinka. Ten kryžius rastas į toliau. O čia visko pamata šitą va. Nu, savo pažadą ir planą tau pačiu vykdžiau. Atleisk, Mindaugą. Būk geras draugas, atleisk. Šitą hebra, žiūrėkit, kava. Iš kur šitą kava? Mindauga, a tu taip greitą man atleidą? A čia kažkas pametį prisisiuoji. Mindauga. Iš karto žinau, kad aš tokį mėgstu. Nu tikra, tu čia man atleidą? Taip greitą? Ačiū tau, Mindaugėlį. Nu ir laiku spėjau parpūsti šitą lėtis, pradėjai lyti. Tai buvo iš viso nuvingiavau 39 kilometrus. Kojėlis tai Hektų Gold, kaip sakant. Jaudu tas kojas nugalvos iki patapačios. Bet labai smagia buvau. Būsiu išsipirki savo nuodėmis iš Mindaugą. Kon dėkau, kad palaikot. Iki kitų susitikimų. Ciao.